Sveiki. Pradedame projekto ELTA 106 metų žinios ir kartos laidų ciklą, kuriame su buvusiais naujienų agentūros ELTA komandos nariais kalbėsimės apie žiniasklaidos kaitą bei žiniasklaidos vaidmenį svarbiausiuose šalies įvykiuose. Na ir šiandien aš sveikinuosi su buvusia ELTOS politikos aktualijų redaktore ir dabartinė naujienų portalo L-rytas žurnaliste Augustė Liberytė. Sveika. Labas, Martina. Žiūrovus noriu perspėti, kad kadangi mes su Auguste buvome kolegės ELTOje, tai pokalbio metu viena į kitą kreipsimės tu. Viskas gerai. Na ir noriu pradėti nuo to, kad Auguste, tu žiniasklaidoje sukiesi, tai paskaičiavau jau bene 6 metus. Kiek teko stebėti per juos viena ar kita forma prisilietei prie svarbiausių šalies įvykių, čia ir fone matome įvairias nuotraukas. Juos dar aptarsime tuos įvykius, tačiau trumpai ar per savo darbo patirtį tu esi pastebėjusi tam tikrus žiniasklaidos veikimo algoritmus įvairių ir atitinkamų įvykių metu? Tai natūralu, man atrodo, tie algoritmai veikia kasdienybėj, ne tik kažkokiuose lūžiniuose momentuose, pavadinkime taip. Aišku, galbūt tie lūžiniai momentai, kokie nors politiniai skandalai, protestai ar kitokie rezonansiniai įvykiai šiek tiek tą kasdienį žiniasklaidos algoritmą keičia, tas natūralu, ar ne, nebebūna day-to-day darbai, šiek tiek kitaip vyksta tuomet procesai. Man atrodo, eina 6 metai, kai žiniasklaidoje nėra tiek daug, palyginus su kitais žurnalistais, kurie tikrai jau ir ne vieną dešimtmetį dirba Lietuvos žiniasklaidoje, kurie matė ir tam tikrus ar ne transformacinius lūžius iš spaudos į internetinę žiniasklaidą perėjimą, bet gal pati, ką labiausiai pastebėjau per tiek, kiek dirbu žiniasklaidoje, kad iš tikrųjų sustiprėjo tyrimų žiniasklaidos žanras, stilius ir dažnai ta tyrimų žurnalistika ir tampa tam tikrų rezonansinių įvykių, tokiu akceleratoriumi, ar ne, po kurių, ir iš postų, taip sakant, pasitraukia žmonės arba pradedami kokie nors teisėsaugos tyrimai. Tai tas algoritmas kinta, nuo žanro žinoma priklauso, gal naujienų agentūroje yra vienoks ar ne kasdienis algoritmas, dirbant dabar naujienų portale L-rytas šiek tiek kitoks tas jau kasdienybės ritmas, bet man atrodo, kad esminiai dalykai išlieka tie patys, objektyvumas ar ne, smalsumas žurnalistų, sužinoti kažką naujo, išsiaiškinti, papasakoti apie tai skaitytojams ar žiūrovams, tai tam tikrų gal pokyčių ir yra, bet esmė lieka ta pati. Kalbant apie tuos algoritmus, čia ir pradžioje matėme nuotrauką, kurioje tu ir daugybė kitų žurnalistų matote šalia tuomet šviežiai į premjerus paskirto Gintauto Palucko. Tąsyk klausimai matyt sukosi apie būsimą ministrų kabinetą, apie vyriausybės programą. Ne pati žaviausia nuotrauka. Tačiau dabar jau iš dabartinės perspektyvos žiūrint, tampa aišku, kad lygiai po pusmečio beveik tie klausimai šiam politikui buvo visai kitokie. Kaip žiniasklaida apskritai figūruoja ir kaip prisitaiko prie tokios dinamiškos ir įtemptos politinės darbotvarkės ir procesų? Sudėtingas klausimas. Man atrodo, kad didžiausias prisitaikymas tiesiog imi ir darai. Tai kaip ir daugelį kitų, man atrodo, profesijų. Ir žinoma, kad Gintauto Palucko, taip skambiai pavadinta Paluckijada, ar ne? Visa ta istorija, jinai tikrai buvo intensyvi, truko ne vieną mėnesį, ne vieną savaitę. Dėl to, nes tie žurnalistiniai tyrimai Sienos ir Laisvės TV, jie prasidėjo dar tik pernai metų gegužės pabaigoje ir taip, po truputį vis naujos informacijos pasirodė. Taip pat, atsirado toks, negaliu sakyti, kad bendradarbiavimas tarp skirtingų žiniasklaidos priemonių, bet tarsi įvairios medijos papildė viena kitą. Buvo ir verslo žinių tam tikra publikacija atskleidusi papildomų detalių apie tuomečio premjero Gintauto Palucko buvusį verslą. Buvo ir interviu daromi tiek ELTOje, tiek BNS, tiek žinių radijuje, kurie taip pat atskleidė naujų detalių. Tai toks, kita vertus, tai labai natūralu, kai yra viena didžiausių ar ne politinių aktualijų premjero praeitis, premjero kylančios abejonės dėl premjero ankstesnių sprendimų, verslo partnerių, tai natūralu, kad
ir žiniasklaidos medijų redakcijos skiria tam didesnį resursą, ar ne, seka tą aktualiją, arba kai tai yra susijęs su tuo, na ir, taip sakant, posto sudrebėjimo ar susvyravimo, tai na, vyksta tas intensyvas. Ir natūralu, kad tuomet reikia ir daug informacijos sukramtyti ir suprasti dėl to, nes na, vis tiek tu tikrini informaciją ir iš tų pačių įvairių registrų, deklaracijų ir panašiai. Tačiau tuo pačiu, man atrodo, kad na, matant tą tokį ir susimobilizavimą šiokį tokį ir iš kitų redakcijų, na, tu supranti, kad visi esam tam pačiam laive ir toks yra darbas. Ir matyt, na, žiūrovai, klausytojai, skaitytojai gal nelabai yra susipažinę su tuo terminu agurkų sezonas, bet žiniasklaidoje vasarą dažnai jis būdavo, sakau, būtuoju laiku, dėl to, nes jau kelios vasaros to daržovių sezono nėra. Jeigu pernai vasarą turėjom vienos vyriausybės atsistatydinimą, aišku, daugiau jau į vasaros pabaigą, tai dabar turime vėl tokį pat, ar ne, sezoną, kur tikrai darbo netrūksta. Kai kurie kolegos taip, na, visiškai juoko forma irgi sako, kad gal galėtų neatsistatydinti, nes šiek tiek jau norisi irgi to, na, po politinio sezono, po Seimo sesijos norisi šiokio tokio irgi atsikvėpimo, to tikrai trūksta, ypatingai, kai, na, realiai po Seimo rinkimų ir važiuoja tas garvežys non-stop. Tai to prisitaikymo tikrai įvairaus būna, bet, na, tai natūralu ir tokia realybė. Mūsų darbas yra, ar ne, nušviesti įvykius, apie juos pasakoti visuomeniai. Na, ir jeigu tų įvykių yra, na, tu nieko su to nepadarysi, reikia dirbti. Pakalbėjom apie, na, darbo tokią specifiką, užkulisius ir realybę, bet kokią apskritai matytum gal taip platesnė prasme žurnalistų vaidmenis arba užduoti, kokia yra pagrindinė misija žurnalistų tokių krizių metu? Man atrodo, kad ta misija yra kaip ir kasdien. Čia pacituosiu mūsų buvusį kolegą Beną Brunalą. Jis mėgsta sakyti, kad žurnalistai yra tarsi ornitologai, ar ne, kurie stebi procesus, stebi tuos paukščius, kurie ten ar išskrenda, ar kažkaip suka lizdą ir panašiai, čia vaizdžiai tariant. Tai man atrodo, kad ir tokių krizių metu, na, dar netgi svarbesnis tas žiniasklaidos vaidmuo tampa. Na, jeigu vėlgi kalbėsime apie Gintauto Palucko istoriją, na tai jeigu ne žurnalistai, jeigu ne Šarūnas Černiauskas, Andrius Tapinas, kurie ir pradėjo kapstytis, ar ne, po Gintauto Palucko praeitį, kaip jie sako, atsitiktinai, po to, kai Gintautas Paluckas nuvažiavo pažvejoti su verslininku Barščiu, na tai būtent per žiniasklaidą, per jos vaidmenį ir buvo atkapstyti tam tikri abejonių keliantys, ar ne, niuansai, dėl kurių dabar ir vyksta ikiteisminis tyrimas, dėl kurių Gintautui Paluckui yra pareikšti ir įtarimai. Tai, na, man atrodo, kad ne tik tokių bendrai tai tiesiog įrodo šitą istoriją, žiniasklaidos vaidmenį, na, tam skaidrinimo, ar ne, procese, kad visgi žiniasklaida, kad ir kaip, na, gal klišiškas yra tas pasakymas, yra sarginis šuo, bet tai iš tikrųjų, na, tokie atvejai parodo, kad tai iš tikrųjų yra. Nes, na, iki tol, ar ne, mes, na, sakykime, vėlgi kalbant apie Gintautą Palucką, mes taip plačiojoje visuomenėje žinojom, ar ne, jo tą vadinamąją žiurknuodžių bylą, kurioje jis buvo sulaukęs nepalankaus sprendimo, bet daugiau apie jo ten įvairius verslus, ką jis veikė, šiek tiek kuriam laikui pasitraukęs iš politikos, tai buvo daugiau tokie epizodiniai jo paties papasakojimai ten įvairiose laidose ar rinkimų debatų metu, bet, na, taip nuodugniai pasižiūrėti įvairius ryšius, tam tikrų, na, ar ne, pinigų įplaukas, na, to nebuvo padaryta, tą padarė žurnalistai. Tai tik įrodo ir tą kasdienį, ar ne, kasdienę misiją ieškoti tiesos, ją krapštyti, nagrinėti ir matant, na, negerovės galimas apie jas pranešti. Kartais yra girdima atveju, nebūtinai šioje situacijoje, kai žurnalistai dėl tam tikros informacijos, kurią išsiaiškino ar sužinojo, patys kreipiasi į atitinkamas institucijas arba tarnybas. Tavo nuomonė, ar tokia praktika yra sveikintina ar vengtina? Sudėtingas klausimas. Mes esam diskutavę apie tai savo laiku, kartu dirbant.
Viena vertus, aš suprantu tuos žurnalistus, kurie taip daro, ar ne, nes jie būtent atranda kažkokius duomenis, kažkokias aplinkybės, kurios kelia abejonių, ar ne, ir tuomet, natūralu, kad tas abejonės gali išsklaidyti tam tikros institucijos ar tarnybos, kurios gali prieiti prie tikrųjų duomenų, gali vykdyti tam tikrus ikiteisminio tyrimo procesus ir panašiai. Bet kita vertus, ir čia yra mano asmeninė nuomonė, daug kas galbūt iš mūsų cecho, kaip aš sakau, gali su tuo nesutikti, bet, taip sakant, diskusijose ir gimsta ar netiesa. Man atrodo, kad žurnalistas yra stebėtojas, vėlgi pasikartosiu, ornitologas, ir jeigu tu kažką atrandi, tai jau yra tada tarnybų atsakomybė, ar reaguoti į tą informaciją ar ne. Ir tikrai yra daug atvejų, kada įvairūs žurnalistiniai tyrimai tampa ikiteisminiais tyrimais. Ne dėl to, kad žurnalistai pasikreipė, ten parašė kažkokį pareiškimą ar panašiai, bet būtent dėl to, kad teisėsauga atkreipė dėmesį į tos paviešintos informacijos ar ne rimtumą, aktualumą ir tuos keliamus klausimus. Tai aš manau, kad būtent taip ir turėtų veikti žurnalistai, o ne kažką surasti ir tuomet kreiptis ar ten į VRK, vyriausiąją rinkimų komisiją, ar į valstybės saugumo departamentą ar panašiai. Štai pastarąjį pusmetį viena karščiausių tokių temų viešoje erdvėje buvo LRT įstatymo pataisos. Dėl riboto laiko dabar nesigilinsim į pačių pataisų turinį ir neanalizuosim jų, tačiau, kad jau kalbėjom taip šiandien apie žurnalistų vaidmenis ir apie tai sukasi mūsų pokalbis. Šiuo klausimu buvo vykę protestai ir buvo išskirtiniai tuo, kad juose ne tik dalyvavo, bet juos ir rengė ir organizavo žurnalistų bendruomenės dalis ir nariai. Tavo nuomonė, ar žurnalistai iš vis tokiu būdu gali išreikšti savo pilietinę valią? Vėlgi, toks mano atsakymas bus dvilypis. Man atrodo, kad šiaip žurnalistai turi laikytis kuo didesnio objektyvumo, ar ne, ir pilietiniais veikloje kaip tokioje, sakykime, ar tai būtų LGBT eitynės, ar kokie nors kiti protestai, mitingai, nedalyvauti, nes visgi mes stebime realybę, mes apie ją pranešame. Kita vertus, šitie protestai dėl LRT, ar ne, šalin rankas nuo laisvo žodžio, jie buvo susiję su žiniasklaidos situacija. Tai, kaip, nežinau, ūkininkai protestuoja atvažiavę su traktoriais į Vilnių dėl žemės ūkio padėties, kaip medikai protestuoja dėl situacijos sveikatos apsaugos sektoriuje, taip galbūt žurnalistai gali ar ne kelti klausimus ir protestuoti dėl to, kas vyksta su Lietuvos žiniasklaida, ypatingai, kai tai liečia ar ne įstatymų tam tikrus keitimus, kurie gali esmingai situaciją keisti. Tai vienas momentas, bet kita vertus, aš pati, kadangi daug rašiau šitą temą, aš nei viename proteste nedalyvavau vien dėl to, nes aš norėjau išlikti kaip įmanoma nešališkesnė. Ir išklausyti abi pusės, taip sakant, ir skaitytojams pateikti abi pusės, nesiimdama vertinti, kuri čia pusė šitų klausimų ar kitų klausimų teisesnė, teisingesnė ir panašiai. Ir man atrodo, kur gal buvo šiek tiek toks problematiškiausias momentas susijęs su būtent LRT žurnalistais, suprantu jų nerimą ir kodėl jie protestavo. Tačiau man kilo klausimų, tarkime, kai žurnalistas ar žurnalistė, kuri aktyviai dalyvauja ir protesto organizavime, bet to pačiu ir veda diskusijų laidas arba rašo tekstus, kuria reportažus apie protestus, apie LRT pataisų kelią Seime. Nepaisant to, kad kiek žiūrėjau ir tie reportažai tikrai buvo ar laidos vedamos tikrai profesionaliai, man atrodo, kad ir pašnekovams, ir klausytojui gali kilti pagrįstų klausimų, o ar nėra taip, kad vedėjas ar žurnalistas jau yra pasirinkęs tam tikrą pusę ir kaip ta aktualija bus nušviesta. Ir tikrai buvo LRT žurnalistų, kurie laidos pradžioje deklaruodavo, kas man atrodo tikrai yra sveikintinas dalykas, aiškiai deklaruodavo, kad štai aš dalyvauju ar ten palaikau ir panašiai. Tuomet ir klausytojas gali ar ne
susidaryti tam tikrą įspūdį ir tai vėlgi skaidrumas, atvirumas, kas yra labai sveikintina, bet kita vertus aš privengčiau tokių situacijų apskritai. Man atrodo, kad yra tikrai pulkas žurnalistų, kurie gali tas temas nagrinėti, o tie žurnalistai, kurie jau įsitraukia į protesto veiklą, gali netgi būti pašnekovai. Tuomet ta diskusija, tas reportažas ar tekstas iš tikrųjų nebekelia jokių klausimų dėl to, ar čia ta diskusija pravesta objektyviai, ar nėra šališkumo ir panašiai. LRT pataisų atveju apskritai buvo galima įžvelgti tokią dilemą tarp žurnalisto teisės būti piliečiu ir ginti vertybės, kurios jam yra aktualios. Pati minėjai apie tai, kad profesiškai galima irgi reikšti savo nuomonę ir protestą. Ir įstatymiškai čia kažkokio pažeidimo tarsi nėra, kad žurnalistas protestuoja dėl klausimų, kurie liečia žiniasklaidą. Tačiau tada kyla tas dilema dėl objektivumo. Kaip tą dilemą apskritai būtų galima spręsti? Kaip suprantu, vieną iš tų metodų ir paminėjai. Tai, kad žurnalistai, kurie protestuoja, tuomet gal neturėtų rengti reportažo ar rašyti straipsnių tomis temomis. Taip, aš manau, kad tai yra vienas iš pagrindinių tokių aspektų. Vėlgi ir savo asmeniniu pavyzdžiu minėjau, kadangi šitoj temoje rašiau ir mačiau tame prasmę taip pat, nušviesti vykstančius įvykius kaip įmanoma tiksliau, aiškiau. Taip pat nedalyvavau protestų veikloje tam, kad išlaikyčiau objektyvumą. Ir man atrodo, kad Lietuvos žiniasklaidos medijų redakcijos yra pakankamai gausios, kad galėtų tokį pasidalinimą, jeigu galima taip pasakyti, padaryti. Žinoma, toj pačioj žiniasklaidos bendruomeniai buvo labai įvairių nuomonių apie LRT pataisas, apie vykstančius protestus. Ir čia gal užbėgsiu įvykiams už akių, bet man atrodo, kad tas toks atsiradęs šioks toks susipriešinimas bendruomeniai buvo negeras. Dėl to, nes aš turiu savo motyvus, kodėl nedalyvavau protestuose, kaip ir minėjau, siekiu būti kaip įmanoma nešališkesnė, nušviesti objektyviai abiejų pusių argumentus, stebėti tą procesą, bet buvo ir tokių, kurie gal ne visai pritarė arba turi irgi kitokią nuomonę su savais argumentais, tačiau buvo tikrai sulaukė iš karto tokio nenoriu sakyti cancelinimo, nes tai yra per stiprus žodis, bet sulaukė neigiamų reakcijų iš dalies žurnalistų, tikrai ne visų, nes kiti irgi ėjo į diskusiją, diskutavo ir tikrai, man atrodo, pasikartosiu, tose diskusijose ir galim gimti tiesa ar kažkoks konsensusas, bet tikrai buvo atvejų, sakykime, tas pats BNS naujienų agentūros vyriausiojo redaktoriaus Sauliaus Jakučionio tekstas, kaip, jeigu teisingai prisimenu, vadinosi, kodėl aš neisiu į LRT protestą ir apžvelgtos ir įstatymo pataisos, ne viskas juose buvo gerai ir apskritai taip kritiškai pasižiūrėta, galbūt ir aš nesu viskuo sutinku tame tekste, bet tai buvo vėlgi nuomonė. Ir jeigu mes esame už laisvą žodį, tai vadinasi visokios nuomonės ir visokios tos pačios žurnalistų pozicijos turi būti vertinamos, jas įsiklausoma, galiu aš nesutikti su tuo, bet tai viskas yra tvarkoj, tokia yra to žmogaus, to žurnalisto ar žurnalistės nuomonė. Bet tikrai buvo labai tokių emocingų reakcijų, labai neigiamų reakcijų, taip jau utiriruojant, jeigu tu ne su mumis, tai tu prieš mus, kas manau, kad tikrai nėra taip. Tai šitame LRT istorijos kontekste, be tam tikrų aspektų susijusių su teisėkūros kokybė ir panašiai, kur objektyviai kyla klausimų, man šiek tiek buvo nerimo dėl to kilusio mūsų vidinio susipriešinimo, kuris tikrai nėra niekam į naudą. Kiek jis būtų žalingas? Sunku pasakyti, istorija tarsi ar ne baigta, pavadinkime taip, įstatymo pataisos priimtos, bet jeigu tie procesai būtų tęsiasi dar ilgiau, klausimas, kiek tai būtų sveika mūsų bendruomeniai. Vis tiek gyvename ir dirbame, bendradarbiaujame, besivadovaudami tomis pačiomis vertybėmis ir man atrodo ypatingai šiuolaikinėme pasaulyje, kur dirbtinio intelekto technologijos gali irgi
išstumti tam tikrą prasme dalį žiniasklaidos iš skaitytojų, interneto ir panašiai. Dezinformacijos amžiuje tas žiniasklaidos, pavadinkim tradicinė žiniasklaidos ar vaidmuo yra labai svarbus ir jeigu mes pradedam kažkaip ginčytis tarpusavyje ir nebesutarti, nebegebėti diskutuoti, va čia gal netgi tiksliausias apibūdinimas, jeigu mes tarpusavyje negebame diskutuoti apie savo problemas, apie savo būtį, tai man atrodo labai negerai. Mes turėtumėme laikytis savo misijos, nebijoti kvestionuoti kartais vieni kitų, bet to pačiu ir priimti tą kitokią nuomonę, nes jeigu čia susipriešinsim, tai niekam iš to naudos nebus. Kalbėjome apie tą dilemą, jos atsakymų tokių jau galutinių nepadeda rasti ir teisinis reglamentavimas, nes tarkim Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas numato, kad žurnalisto profesinė pareiga yra ginti informacijos laisvę, tačiau visuomenės informavimo įstatyme nurodoma, kad žurnalistai privalo būti objektyvūs ir nešališki. Šioje situacijoje tu minėjai, kad pati norėtum išlikti objektyve, dėl to nedalyvauji protestuose. Kaip manai, kaip tą kasdienį darbą, būtent tavo dalyvaujant ir įvykiuose, kalbinant pašnekovus ir rašant šią temą, galėtų apsunkinti toks viešas pozicijos deklaravimas? Man atrodo, kad gal sunkiausia, nesunkiausia, bet gal didžiausia rizika kiltų tiesiog skaitytojo atžvilgiu, ar ne? Jeigu mano tekstus, mano laidas žiūri ar skaito tekstus žmogus ir iš karto galvoja, o šita vedėja, šita žurnalistė su aiškia nuomonė, nieko čia aš daugiau naujo nesužinosiu, laida bus užfreibinta taip, kaip reikia. Įsivaizduokim. Tai man atrodo viena yra tokia rizika. O kita rizika, žinoma, yra ir su pašnekovu. Jeigu pašnekovas žino tavo aiškę laikyseną tam tikrų klausimų, jeigu tu ją proaktyviai deklaruoji, jis gali nebeateiti į tavo laidas, jis laidose gali kelti klausimus dėl tavo objektyvumo, nepaisant to, kad galbūt tu laidoje išlaikai aukščiausio lygio profesionalumą, bet tai jau pasėja tam tikrą abejonę, kuri gali būti tam tikrą prasme išnaudota prieš patį žurnalistą. Kiek apskritai žurnalistai gali reikšti tą nuomonę viešojoje erdvėje? Sudėtingas klausimas ir čia, man atrodo, irgi yra viena iš tų diskusijų, kuri vis užgimsta ir dėl to, nes mes žinom, kad yra ir nuomonių žurnalistika kaip tokia, ar ne? Ir dalis žurnalistų yra ir apžvalgininkai, tai tas žanro klausimas dar yra, man atrodo, labai svarbus. Kita vertus, yra vėlgi čia panaši analogija kaip ir su LRT istorija. Kartais gali būti keista ar ne skaityti kokio nors žurnalisto ar žurnalistės nuomonių tekstą iš vakaro, o kitą dieną tas žurnalistas ar žurnalistė jau veda laidą tą pačią temą, tarsi moderuoja dviejų pusių debatą, nors toje savo nuomonėje aiškiai pasisakė arba parėmė kažkurią vieną argumentuojančią pusę. Bet man atrodo, čia irgi yra tam tikro balanso klausimas, nes vis tik mes kaip žurnalistai mes tikrai žinome daugiau ir užkulisio ir matome kitaip procesus negu, sakykime, tie patys politologai, kurie turi savas įžvalgas ir tikrai nenoriu čia kažkaip nei vienų, nei kitų sumenkinti, bet ką noriu pasakyti, kad mes vis tiek esame arčiau procesų, ar ne? Mes maišomės ir tose institucijų koridoriuose ir kuluaruose ir girdime įvairius pašnekesius, pletkus, tai mes turime galimybę juos tikrinti, ar ne, ir turėti tą tokį iš arčiau matymą ir supratimą apie procesus. Ir jeigu žurnalistas turi tam tikrą žanrą ar platformą apie tai papasakoti, apžvelgti, ar ne, tai kodėlgi ne. Ir tai yra taip pat visuomenės interesas žinoti, ar ne. Jeigu žurnalistas žino, kas vyko už tų uždarų durų, tai gal čia ir viskas tvarkoja papasakoti. Tai vėlgi balanso klausimas, man atrodo, tame yra esminis atsakymas.
Kaip apie objektivumą turbūt yra diskutuojama jau labai daug metų, kiek jis yra įmanomas, mokslininkai įvairūs debatuoja dėl objektivumo kaip po tokio apskritai, dirbant realiai žiniasklaidoje. Kiek tas objektivumas yra kažkokia dedamoji atliekant kasdienį darbą? Man atrodo, tai svarbi dedamoji. Daug kas sako, kad apskritai objektivumo kaip tokio nėra. Ir, žinoma, tai čia yra, nėra kažkokia konstanta, kad yra arba nėra. Tai yra siekinys, aš netgi taip sakyčiau, nešališkumo, objektivumo siekinys. Nes kaip ir kiekvienas žmogus, taip ir žiniasklaidoje dirbantys žmonės turi savo nuomonę apie tam tikrus procesus valstybėje, nuomonę apie tam tikrus žmonės, apie nežinau, turi savas vertybės, įsitikinimus. Bet tai ir yra esmė, kad tu, kai dirbi, tu nusinulini tam tikrą prasme, ar ne? Ir aš nežinau, man, pavyzdžiui, automatiškai tai išeina, nežinau, jeigu kažkas mato tekstuose kažkokių kitokių indikacijų ar užuominų, tai visada labai priimu pastabas konstruktyviai, bet aš berašant tekstus, aš visada, man tiesiog įdomu tą tekstą rašyti, o ne dėl to, kad gal vienas ar kitas pašnekovas daugiau mano nuomoniai pritarė, tai aš dabar čia juos pakalbinsiu, sudėsiu į tekstą ir gausis tas toks tekstas. Ne, man kažkaip automatiškai išeina, kad aš turiu savo kažkokį matymą, bet tuo pačiu, kai dirbi, tai vėlgi, pasakoji nusinulinęs iš šono stebint, be savo kažkokio asmeninio santykio, be asmeninio vertinimo. Tai man atrodo, tas yra svarbu. Galbūt kitiems žurnalistams reikia apie tai daugiau pagalvoti, ar ne, ir kažkaip įsivertinti, ar aš čia pakankamai objektyvus ar ne. Bet man atrodo, kad mūsų profesijoje tai dažnai, ypatingai su praktika, jau ateina kaip tam tikras ir rutininis dalykas. Gal tu ryte prie kavos su kolega ir pašneki, kad oi, čia kažkoks vienas ir kitas procesas, čia įdomiai, čia jau jaučiu kažkokių skandalų kvepia ar panašiai, bet tada atsisėdi prie darbo stalo, skambini pašnekovams ir tarsi automatiškai kažkoks mygtukas persijungia ir tos asmeninės nuomonės yra paliekamos vėlgi po darbo arba prie kavos puodelio. Trumpai dar iš kitos perspektyvos pakalbėkime, kaip reikėtų vertinti tokias situacijas, kai patys politikai vengia komentuoti žurnalistams. Galbūt ne dėl to, kad laiko juos neobjektyviais, tiesiog nenori kažkaip veltis ar komentuoti jiems nepatogių klausimų ar situacijų ir neatsiliepia telefonu, bėgioja nuo žurnalistų ir visais kitais būdais bando išvengti tų atsakymų. Vėlgi, ponų valia, kaip sakoma, ar ne? Taip galima sakyti, pajuokaujant. Bet vis tik, taip, yra politikų ar tų pačių tarnautojų, įvairių įstaigų vadovų, kuriems tu gyvenime neprisiskambinsi, su kuriais reikia derinti komentarą ar kažką per atstovą spaudai, per jį irgi galbūt labai sudėtinga kažką įtikinti arba reikia įtikinėti, kodėl čia tau parūpo klausimas, kuriuo teiraujasi. Bet, man atrodo, kad, sakykime dabar, kai uždavėjai klausimą, aš kažkaip prisiminiau premjerę, jau be atsistatydinančią premjerę Ingą Ruginienę, kuri praktiškai 2 savaitės yra dingusi iš viešosios erdvės ir prieš tai jau jos komentavimas pasidarė gana retas. Tai man keistai tai atrodo, bet aš čia kalbu jau kaip žurnalistė, gal visuomenė, gyventojai ir nepasigenda tų pozicijų, tų komentarų, bet kai tu eini labai aukštas pareigas valstybėje, tai žinoma, matyti Ingai Ruginienei mes visi pirmiausiai kaip žurnalistai norėtumėm užduoti klausimus apie pokyčius ar ne politinėje arenoje, bet to pačiu yra ir darbiniai klausimai ir premjerė vis dar vadovauja vyriausybei ir yra tų aktualijų, apie kurias manau, kad ir ji pati norėtų kažką pasakyti, tačiau yra toks apsitvėrimas tylos siena. Tai man ne visai atrodo atsakingai, tiesą sakant, bet žiūrėsim, turėtų žadą pakomentuoti. Tai vėlgi, man atrodo, žurnalistas, ką padarysi, nepakelia telefono ragelio, nekomentuoja, bandai prisišaukti, praeina pro šalį.
yra kaip yra kas komentuoja daugiau, bet tam tikrą prasme, man atrodo, vienais momentais pašnekovai, kas jie bebūtų, ar politikai, ar panašiai, gali išlošti tam tikrą prasme, ar ne, ir komunikacijos ekspertai kartais parekomenduoja šiek tiek atsitraukti ir mažiau ekranuose šmėžuoti, bet kartais ir praranda. Tad grįžkim prie to, nuo ko pradėjom, Gintauto Palucko istorija. Man atrodo, daug buvo refleksijų apie jau paskutinės dienas ministro pirmininko poste ir tai, kad trūko jo paties atsakymų, kad už jį dažnai komentavo jo atstovai spaudai, irgi pridėjo to, sakykime, įspūdžio, kad čia premjeras slepiasi, nenori nieko pasakyti ir panašiai. Tai man atrodo, jau žiūrint iš tos kitos barikadų pusės, iš politikų pusės, kartais tas tylėjimas ir tam tikras pasislėpimas kabutėse yra strategiškas, bet kartais jisai gali pakišti koją. Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū tau. Dėkui, kad žiūrite, iki kitų kartų. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.